5 strategijos, kurios buvo pasiūlytos iš dangaus. Draugystė ir pasitelkimas savo proto, bičiulystė su savo širdimi, pasitelkimas kūno, kuris padėtų irgi kaip ramstis kurti tą pasitikėjimo savimi pagrindą, prašyti Arkangelo Mykolo pagalbos ir dirbti tiesiogiai su savimi, su savo vidiniais blokais, kurie padėtų išlengvinti emocijas, išlengvinti mintis, išlengvinti energijas, kurių pasekoje jaustumėmės ir energizuoti, ir pasitikinti savimi, ir drąsos kupini, ir išdrįstume eiti iš tos komforto zonos ir siekti savo svajonių. Yra tokia praktika, kuri bendrina dalį šitų 5 strategijų. Tai yra praktika, kuri tarsi apjungia bent keletą jų į vieną ir tą praktiką galima daryti pagal pajautą. Mes ją su dangumi pavadinome pasitikėjimo stotas. Kaip ji daroma? Pirmas žingsnis tai yra prisiminti, duoti protui užduotį, prisiminti situaciją, kurioje mes jautėmės sėkmingi, arba kur mums pasisekė, arba situaciją, aplinkybę, įvykį gyvenimo, kuriame jautėmės, jog pasitikėme savimi besąlygiškai. Įvykis. Koks jis buvo. Tada aš prisimenu ir išjaučiu tą būseną pasitikėjimo savimi. Kai išjaučiu tą pasitikėjimo savimi būseną, aš atsistoju į supermeno poziciją. Jeigu darau tą praktiką sėdomis, galiu sėdomis, bet jeigu stoviu, atsistoju. Va, kaip supermenas pakeliu galvą ir jaučiu tą jausmą, prisimenu tą įvykį, stoviu toje būsenoje, stoviu su tais atstatyta krūtine, kvėpuoju ramiai ir būnu toje būsenoje, ją išgyvenu. Ir jeigu noriu, pasikviečiu Arkangelą Mykolą, kad jis stovėtų man už nugaros. Ir padarykim dabar šitą 4 žingsnių praktiką, pritaikykime tą praktiškai, ne? Tai, prisiminkim kokią situaciją iš savo gyvenimo, kur jautėmės tokie pasiekę, tokie šaunus, tokie sėkmingi. Galbūt tai buvo kažkokia situacija, kur pavyko savo tikslo pasiekti, ar kažkoks didžiulis galbūt karjeros žingsnis buvo įveiktas, padarytas, galbūt kažkoks apdovanojimas, galbūt, nežinau, kažkoks dar kitas nuostabus dalykas, kur atrodo, oje, man taip pasisekė, man taip buvo gerai. Kvėpuoti ir jaust tą būseną tokio pasitikėjimo savimi, kad atrodo, o Dieve, man taip lengva kvėpuoti. Ir aš būnu toje būsenoje. Ir natūraliai jausit, kad norisi tos pečius nuleisti, tą krūtinę į dangų nukreipti, ar ne? Ir gal net norėsis šypsotis ir net tą galvą į viršų palenkti ir gal nosim į dangų nukreipti ir tiesiog pabūti būsenai. Ir gal net norėsis tada tas rankas šiandien man susidėti ir taip pabūti, pastovėti ir galvoti. Aš tikrai daug galiu. Aš tikrai daug jau galėjau ir padariau. Ir aš galiu dar eiti į priekį, nes tik ėjime mano pasitikėjimas savimi skleidžiasi. Aš galiu. Aš galiu dar daugiau, negu kad man atrodo. Aš galiu. Aš besąlygiškai pasitikiu savimi. Ir man taip gera pasitikėti savimi.
Ir kai aš turiu arkangelą Mykolą savo užnugarį, aš turiu išplėstinį pasitikėjimą, kuris man prieinamas šią akimirką. Ir kai mano pasitikėjimas savimi yra toks didingas, toks išskleistas. Vienintelis limitas man yra dangus. O ašgi žinau, kad dangus yra beribis. Vadinasi, mano limitas neturi ribos. Ir mano pasitikėjimas neturi ribos. Šią akimirką mano pasitikėjimas savimi yra beribis. Tokia praktika, pakankamai paprasta. Klausimas, ar tai pakeitė kažkaip tai jūsų vidinę būseną. Ir vat kaip paprastai, greitai ir lengvai per minutę, 2, 3 mes galim esmingai pakeisti savo jauseną. O kai jausena yra kita, tai ir mąstysena išplėsta. O kai mąstysena išplėsta, tai ir mūsų regėjimo laukas prasitempia. Ir kai prasitempia mūsų regėjimo laukas, mes matome daugiau galimybių. Ir kai matome daugiau galimybių ir jaučiame, kad galime, vadinasi, mes galime lengviau išeiti iš savo komforto zonos ir siekti žvaigždžių.